Taigi, kaip pasimti vaiką iš gerovės mokyklos, naudojantis HopHop mobiliąją programėlę. Tai einame į HopHop. Kaip matome, Rusnė jau yra paimta, tai grįžo su Dovilė, bet Faustas dar mokykloje pas mokytoją Eveliną. Tai ką aš galiu daryti? Spaudžiu HopHop ir naudoju GPS. Gyvenu maždaug apie 6-7 minutės kelio nuo mokyklos. GPS paskaičiuos mano atstumą automatiškai, naudojantis mobiliuosius duomenis per telefoną ir nustatys mano buvimo vietą. Tai mokytojai pranešimą gaus, kad aš jau esu arti, kai bus maždaug likusios 5 minutės kelio. Todėl GPS opciją naudoti yra labai patogu. Nereikia telefono išsitraukti važiuojant ar dar kažkaip, tiesiog iš darbo išeinant ar išeinant iš namų, paspaudžiat, naudojant GPS-ą. Pranešimas ateis automatiškai, kada jau jūs būsite arti mokyklos ir tada mokytojas galės pradėti ruošti jūsų vaiką. Aišku, yra opcija važiuoti be GPS-o, tai paspaudžiat ir nustatot laiką, kada norite atvykti į mokyklą. Tai šiuo atveju mes tiesiog gal padarom su GPS-u vis dėlto ir vaiką parinku Faustą, nes galima arba visus vaikus iš karto pasimti, arba tik tai vieną kažkurį tai. Na ir taip pat galite parašyti žinutę. Tarkime, laukiu apačioj herojaus parkavimo vietoje. Done. Ir go. Na ir dabar yra 18:42, o pick-up set 18:49. Matot, 18:48. Tai GPS-as paskaičiavo, kad man maždaug užtrunks 6 minutės nuvykti iki mokyklos. Beje, mokytojai pranešimą gaus, kai bus likusios 5. Tai tuom ta sistema yra paranki. Kuo arčiau mokyklos esate, šis mėlynas ratukas pildosi. Piligrimas. Ir dar žinutę pridėjo, laukia apačioj herojaus parkavimo vietoje. Kitas svarbus dalykas, matote, yra cancel mygtukas, paėmimą galima atšaukti. Tuomenyje, kai šita funkcija dingsta, reiškia, kad mokytojas jau paspaudė mygtuką iPad'e ir vaikas yra leidžiamas žemyn pas jumis laiptais lipti arba tiesiog laukiamai eina pro duris. Tik išleidome per duris ir siunčiame pranešimą, kad Rusnė yra pasirengusi ir juda link tėčio. Tai, kaip matote, cancel opcija dingo, reiškia, mokytojas jau atidarė duris ir vaikas arba eina pas mane, kur aš laukiu laukiamajam, arba leidžiasi žemyn laiptais. Tai pas jumis turi nusileisti labai greitai. Štai, pick-up process. Ir jeigu neparsisiuntėte appso, visuomet galite užlipti pas mus, suvesti jūsų šeimai priskirtą kodą ir automatiškai mokytojai mato, kad jūsų vaikas yra laukiamas. Jam padeda susiruošti ir išlydi pas jūs.